Taigi, virpantis kūnai tai suspaudžia, tai išretina greta esančias oro daleles ir girdime garsą. Garsą patogu vaizduoti banga, sviravimu. Žmogus gali girdėti nuo 16 iki 20 tūkstančių Hz dažnio garsą. Garsas, kurio dažnis didesnis nei 20 tūkstančių Hz, vadinamas ultragarsu. Ultragarsas taikomas medicinoje, hidrolokacijoje ir labai daug pramonių, kurios yra naudojamas aptikti kai kurios objektus. Ultragarsas taikomas dar ir defektoskopijoje, medžiagų ir gaminių problemoms aptikti. Naudodami ultragarsą medžioja gyvūnai, tai yra ekolokacija. Robotikoje naudojame ultragarsų jutiklį atstumui nustatyti. Viena iš tų akių yra siųstuvas, o kita yra imtuvas. Siųstuvas siunčia garso bangas, o imtuvas jas paima ir padaro tai, kas yra užprogramuota tuo metu. Taigi, atstumui nustatyti yra naudojama formulė greitis kart laikas dalinti iš 2. Dabar galime žiūrėti, kaip važiuoja robotas.